Pasižiūrėkite šį video iki galo ir jūs išgirsite 4 dalykus, kodėl PM verslą su Fitline produktais reikia pradėti tiesiog dabar. Pirma, tai yra ne naujokas rinkoje, tai yra 30 metų patirties, iš kurių 20 metų buvo dirbama tik tai vokiškai kalbančiose šalyse. Tai yra Liuksemburgas, tai yra Vokietija, tai yra Austrija, tai yra Šveicarija. Tai yra šalis, kuriuose ypatingai skrupulingai žiūrima, kas dedama į save, ar tai atitinka tos sudėtis, kuriuose yra pakuotėse, kad būtų inovatyvus produktas. Tai tiesiog faktas ir su tuo galima sutikti, su tuo galima nesutikti, su tuo galima ginčytis. Tai yra, kai visa rinka krenta, jie rodo tiesiog puikius rezultatus ir nuo 93 metų, kai buvo įkurta kompanija, kiekvienais metais yra augimas. Čia matote lentelę, kuri yra oficialus tiesioginių pardavimų kompanijų reitingas. Jį galite rasti internete, įvedę, tarkime, Best MLM Company ir nurodę metus. Tai yra tiesiog faktas ir tai yra skaičiai, su kuriais, vėlgi sakau, galima sutikti, galima nesutikti, galima eiti į emocijas, tačiau skaičiai niekada ir niekada nemeluoja. Antra, tai yra tuščia visiškai Lietuvos rinka. Visiškai tuščia rinka. Tai yra šiuo metu yra 23 metų lapkričio mėnesį yra apie 50 000 eurų apyvarta. Tikėtina, kad po neilgo laiko tai bus milijonas ir daugiau. Kodėl? Todėl, kad tai rodo praktika, todėl, kad tai rodo augimas, todėl, kad tai rodo, kad šio produkto būtent rinkai reikia. Ir trečia, tai būtų inovatyvus produktas, kurio dabar reikia, būtent kurio reikia vartotojams. Tai reikia ne saujos tablečių, ne produkto, kuris turi turėti vienokį ar kitokį įkrovimą, ten mėnesiais tiesiog reikia laukti rezultato. Turi būti produktas, kuris būtų padarytas čia, kad veiktų čia ir dabar, kad būtų patogus vartojimui. Tai Fitline produktai yra viso labo 2 gėrimai, vienas ryte, vienas vakare, kuris dengia per 80% žmogaus dienos vitaminų ir mikroelementų poreikio. Plius gėrimai yra dar ir skanus. Tai yra su šiais viso labo 2 gėrimais kompanija daro apie 2 milijardus apyvartą. Ką tai rodo? Tai rodo, kad tokio produkto reikia ir kad čia būtent juda visa rinka. Ir ketvirtas, tai būtent, kad to reikia dabar. Yra begalės įvairių maisto papildų kompanijų, kurios bando taiko darydamas vienokius ar kitokius produktus, piliulės, kapsulės, kurių reikia vartoti saujomis, o čiagi yra viso labo paprasta, yra 2 gėrimai per dieną, to reikia vartotojai ir būtent bus toks naujas įprotis vartojant būtent maisto papildus dabar. Taigi, ką darysite su šitą informaciją rinktis jums? Kaip minimum, išbandykite šį produktą, perleiskite per save, patikrinkite, ką aš sakiau, kodėl jisai būtent vartojamas, jeigu yra pavartojamas keletą mėnesių, paprastai jau vartotojas lieka su juo visam laikui, kuo jisai toks ypatingas. Mano atveju buvo, tai yra poveikį aš pajaučiau jau po kelių dienų vartojimo, kai kas pajaučia po dienos, kai kas po savaitės, tačiau nebuvo nei vieno, kuris sakytų, kad šis produktas nežengia kojon su laiku. Taigi yra po šio video rasite nuorodą, užeikite, susipažinkite su informacija, prisijunkite prie PM šeimos, kaip minimum tapkite vartotojas ir ženkite kojon su maisto papildų visą rinką, tai yra vartokite tai, kas yra geriausia, kas yra vokiška kokybė, ant kiekvieno buteliuko yra QR kodas, kur galima patikrinti sudėtis, kur galima pamatyti, kada paskutinį kartą nepriklausoma laboratorija tikrino, ar iš tikrųjų yra toje pakuotėje tai, kas yra nurodyta sudėtyse. Kaip maksimum pasinaudokite šią nerealią galimybę ir per trumpą laiką pastatykite stabilų ir didelį ir pelningą verslą su PM kompanija ir Fitline produktais. Taigi, tikiuosi susitiksime PM renginiuose, tikiu jūsų sėkme, tikiu, kad jūs esate inovatyvūs skaičių žmonės ir kad pasirinksime tai, kas rinkoje yra geriausia. Taigi, sveiki atvykę į PM, sveiki atvykę išbandę ir išbandysiantis Fitline produktus.